pelėda, kur yra labai protingas paukštis ir kiekviena bendruomenė norėtų turėti šalia savęs tokį paukštį. Toliau, pelėda yra, žodis pelėda yra nuo žodžio, kad jinai gaudo ir valgo pelėdas. Tai va, už tai pagavus yra pelė. Jis visada skraido ten, kur yra šviesu, kur saulės šviesa, už tai jiems labai patinka drugeliai. Toliau gaidys, kadangi turi daug vištų šitas ūkis, tai gaidys yra kaip ir toksai ženklas, kad vištos yra labai sveikos. Toliau voveraitė, čia daug yra voveraičių, kadangi yra miškelis, tai jos renka konkorėžius, paukščiai, labai daug paukštelių aplinkui, peri paukštelius, kiaulytės, jie augina kiaulytės, tai yra labai smagu jiem patiem ir labai gerai vaikams. Turi daug triušiukų, labai nuostabiai gražus triušiukai, tai vat mes vieną triušiuką pasodinom. Apačioje skulptūros, toliau čia yra avytės, dvi avytės, tai mes tai pavaizdavom, kad tos avytės kažkaip tai labai draugiškos ir jos tiesiog myli vieną kitą, labai artimos ir jos kaip ir gal ir bučinys. Toliau gėlytė, kaip visada, simbolizuoja džiaugsmą, laimę, meilę. Ir kas čia dar mūsų skulptūroje pavaizduota. Gal ir viskas. Ir dar vienas mažas vištukas. O vištukas tai kaip ir nauja gyvybė, prasideda nuo vištuko, paskui rožė. Taip, kad viskas susikrovė į vieną vietą ir gavosi tokia kaip ir skulptūra.